tikrųjų pritariu daugumai išsakytų pranešėjo nuostatų ir kolegų, savotiškai sampratavimo, kad iš tikrųjų turėtų būti veidrodiniai, sakykime, reikalavimai. Ir man kyla toks, pavyzdžiui, klausimas, kad mes priiminėjam visą eilę teisės aktų, kurie įsigalios po 2-4 metų, žaliojo kurso, pavyzdžiui, CO pasienio mechanizmas, kaip jisai veiks paskui, ar veiks šitai sutarčiai, ar neveiks. Čia labai svarbus dalykai, nes žmonės tos klausimus kelia. Ir antras dalykas, prekybos partneriai labai skirtingi atskirose šalyse. Pavyzdžiui, mano šalyje daugiausia prekiauna perdirbėjai ir prekybininkai, o ūkininkai kaip ir lieka šalia. Ir ta nauda iš lengvesnių mokesčių arba be muitų pagrindė atitenka prekybininkams ir perdirbėjams. Ir ne visada su ūkininkais dalinas. Iš tikrųjų noriu paklausti komisijos, kaip galvojama spręsti šitą klausimą, kad prekybos nauda, kurią gauna, reiškia, šalies subjektai, būtų jaustų ir ūkininkai, būtų pasidalinama ir su žemdirbiais, kadangi žaliava yra gaunama iš žemdirbių ir turėtų grįžti ir nauda, kurią gauna iš lengvatinių prekybos sąlygų. Ačiū.